Jie kažkokie kankiniai, nes kratymą jaučiu, bet dabar galvoju, ar čia... Ir girdžiu, kaip rėkia kažkas, rėkia kaip moters balsas rėkia. Ir aš iš pradžių galvojau, kad čia aš rėkiu, bet dabar jaučiu, kad čia nebe aš rėkiu, čia kažkas... Nematau kas. Nesuprantu, kodėl negaliu apsisukti toje erdvėje atbula, taip, žinai, iš... O tai čia yra iš mano pusės ateina, ar čia iš mūsų abiejų kažkas tai bendrai? Ar Oi, čia kaip tą kelį tavo? skaudėti pradėjau, palauk. Oi, Kažkas jau bado. Gerai, iški įsidėk save į kažkokį kokoną neutralų. Dabar vibracijos, jokie dažniai, jokie badymai, stumdymaisi, kandžiojimai, deginimai. Mes turim visą pilną teisę žinot, kas darosi mūsų lauke su mūsų kūnais. Nu, aš kažkokiam kubile, bet iš viršaus matau, kad tu atėjus badai. Ir ta erdvė tokia, kaip sakai, kokia erdvė, tai žinai, ta erdvė rodo tokia trikampis, tas kubilas tam trikampį, kaip tas taškas būtų, tada tas trikampis kažkokiam, nežinau, kažkokio kitokio tokio sferoje, kažkokio ir kaip į viršų atrodo, mes turėtume kilti į viršų, tai tie drakonai, va, ratu suka, va, tą tokį, va, tą, kur tas drakonas ryja, tą savo uodegą, va, suka tie drakonai, bet jų yra daug, žinok, jie dalinasi, skaidosi. 3 ar dar daugiau? Daugiau, čia daug jų, nes aš Ai, čia nespėjau daug jų, suskaičiuoti. aš kažkaip supratau 3. Aš galvojau, kad čia jų kokie 3, bet čia pasirodo, kad čia jų O daug, čia nes nebus, aš man taip nepagaunu. kažkaip tą trikampį prisiminiau, tą 3, 6, 9, nebus susijęs su to trikampio aktyvavimu. Kažkas panašaus, nes nenori, kad išeitume iš tos, iššautum su tuo trikampiu. Džumandži. Nes kažkaip tuo trikampiu, kai tu užsidarai tam trikampį, tu turi šaut tarsi per tą kažkokią, va, toks kaip kanalas, ar ne, sakykime, bet čia ne tavo tas kanalas, čia toksai kaip iš tos matricos, toks kaip liftas kanalas į viršų būtų. Ir tu turi teisės tuo trikampiu į viršų iššaut, o mums neleidžia, nes va tie drakonai skraido. Ir mane tokį kubilą uždarė, kaip virintų, kaip, žinai, košiai kažkokio, o tu iš viršaus irgi tokiam trikampį, bet šiek tiek aukščiau bandai badyčinai tuos noriu sakyti, aštunkojus, bet čia tie drakonai. Raudoni, tokie raudonų, žinai, spalvos, kaip ta, nu, kaip tie, vat, tų azijiečių, tų, vat, kiniečių, tas drakonas. Taip, tai tokius jau ryškius, raudonas, jau labiau raudonas, negali būti, suprantu, raudonas kaip vėžys. Jo, toks kraujinis, toks šviežio kraujo, toks, fui. Nu, tai gerai, žiūrėk, tada padarom taip tokį stop tam judesiui ir dabar atskirai, kaip pasakyti, išmontuojam kiekvieną tą detalę, žiūrim, kas ten koks ten tas sukinys, kas ten saugoma, kodėl mums neleidžia kilt, kodėl mes nepakylam, kokiu būdu jie ten prispaudžia mus, supranti. Sako kažkokia informacija iš rytų, kažkas iš rytų, nes drakonai pasiųsti, nes drakonas stovi rytuose, rytų elementą laiko. O tai mes nesu tom numerologiam čia užkūrėm šitą peklą. Kažkas, nes, sakau, tas trikampis, va, tam trikampį užsidarę sėdėme ir mes iš jo neišeinam, bet mūsų tą trikampį pagavę. Sako, jeigu iš to trikampio... Jo, ir girdžiu, kaip sako, kad jeigu, tipo, sako, išeikit iš to trikampio, o mes sakom, ne, tai sako, neišeisi, tai mes jūs taip užspausim. Ir aš sako, ne. Ir va, kepina toks, man tai grinai toks kubilo, toks kepinimas kažkoks toks, fui, nėra vietos, toks jaučiu kaip spaudžia, veržia. Bet tai jie tau dar ir kubilą sugebėjo tau įkalt kažkaip prieš užsidarant, ne? Jo, tu mane iš viršaus kažkaip irgi spaudžiama tų drakonų, bet tave į tą kubilą neuždarė, tai tu taip jėtim, žinai, aukštyn žemyn pasibaksnuoji ir ta savo tokia, kaip, žinai, tos vandeniniais būtybės, tas tėvas tavo irgi turi kažką irgi panašaus, turi kažkokia tokia baksnuojasi iš visų pusių. O aš neturiu tos ieties ir man į tą kubilą uždarė ir dabar bandom iš to kubilo išspaust, bet man čia kažkas tuo keliu irgi susiję, nes man jį dabar mažėja skaudėt, kai aš matau tą vaizdą. Tai tau tie keliai pradėjo skaudėti nuo to kubilo, nuo to spaudimo, apskritai to jausmo, kad spaudžia, ne? Kažkokia vat masė eina, presas kažkoks kaip po vandenį, kaip palendi, presina.
Žinai, kaip tie energetika. Mhm. kubilai būdavo anksčiau, kur uždėdavo tuos tokius metalinius, tokius Jo, kaip jo, geležis žinau. apjuosdavo. Kur Tai aš žydai sakydavo, vaikus ritindavo paskui kraują. jo, tai man va toks ant to kelio yra uždėtas, ant čiurnos ir dabar jau bando ant klubo uždėti. Tos kairės kojos. Bet čia tavo tos silpnosios, kaip suprantu, vietos, ar ne, kažkaip gal Jo. karmiškai neišdirbtos, aš nežinau, kaip čia. Gerai, reiškia, jie nenori, kad mes išeitume ne iš to jų lygio, ne? Koks čia tas lygis, pažiūrėk, ten tas 3D matrica, ar čia dar Džimandžiai kažkokia sako, kita. jo. Džimandžiai. O tai ko jie, pavyzdžiui, ko jie netenka, jeigu kažkoks vienas kitas dalyvis ir išeina iš to žaidimo, gi čia milijardai tų kvailių žaidžiančių be pabaigos. Sako, man kiekvienas dabar yra svarbus. Ir būtent šitas- ant mūsų užsirovė, tai rado. Tiesiog sklaida kažkokia užseimat, gal kad kitiem informaciją duot. Tai gal jie Mane kaip tik nori, kad mes juos sulaužtume ir padalintume visiems informaciją, nes kitaip aš nematau prasmės. Nu tai aš jau pasakiau, kad sakau jau bus, nes man rodo tą Aišku, kad informaciją bus. per YouTube, žinai, per bendrą informaciją vis tiek paskleidė. Tai mane dėl Jo. to į tą kubilą uždarė, nes per mano kanalą eina info, supranti. Nesvarbu, tau mano ar kitų eina. Daugiau savininkė, žodžiu. Jo, tai sakau dabar, nu tai vis tiek dabar ir šitą dar paskelbsiu. Ir jie rėkia, taip, girdžiu rėkia, žinai, alarmas toks. Ir čia susijęs su tuo perėjimu, jie matau, kad jie labai, čia vis dar stabdo, kad į tą 4, į tą 5 neįtum, žinau. Tai jo, čia aišku, kad jis stabdė. Man atrodo, iki paskutinio tolkveipio, kaip sako, stabdys. Jo. Nes jau kito prasmės aš matau egzistencijų nelabai yra, ten tik tai laikyti tą stogą, kad mes neišeitume. Nu, aš kalbu, kiek kas už tą juodą pusę virusinę eina. Nu, man rodo, kad jie sako, jūs sako, ir mėnulius analizuojat, ir matricas analizuojat, ir numerologiją lendat. Nu, mes jau per greitus jiem tarsi tapom. Ir vyrus mylim ir ko tik nedaro. Ir sako, YouTube Nei užsiimat. virusinės, nei geros, nei, kaip ten sako, nei žuvis, nei mėsa. Jo, sako, ir ore, ir vandenį, ir sako, Ir ugnį, ir žemė, knisa, rausė, turtus. Jo, sako, jau mes nebespėjam, kažkaip jau mes pagreitėjom, supranti, kažkaip jie irgi kažkaip kaip mus veikia, jie irgi per tą laiką kažkaip veikiami turi būti. Nes jie tada įlenda tie interferentai ir tos struktūros į tą laiko, tą mašiną, į tą matricą. Jie turi pritaikyti prie to laiko kažkokiu. Nes, nu, tau neteis, nepadarys, kad tave čia bum stabdys ir, tu numirsi, ta prasme, neišlaikysi energetiškai. Taip, čia bet kuriuo momentu gali, kaip pasakyti, gali eiti labai gerai ir tave ten gali kažką padaryti, ten sulošint, nežinau, ten kažkas numirs labai brangaus, į depresiją krisi, čia bet kokiu momentu gali atsibusti, gali bet kuriuo momentu nukristi į dugną. Taip, ir jie sako, ir jie kažkaip mato, kad vis tiek yra ta laisva valia, vis tiek tos apsaugos, vis tiek kažkoks toks, žinai, nesutinku, aš matau, aš jaučiu, aš neleidžiu. Jie vis tiek turi kažkiek atsitraukti. Atsitraukia bent jau, kol tu ar apsaugas tas, ar vibracijas numeti ir paskui jau jie vėl gali atakuoti. Arba tu kažkokiu momentu sutikai, gerai, priartėkit, gerai, sutinku ten į tą kubilą užsidaryti. Ar Velykos ar Kalėdas. Ja. Kiaulėko kokio neužvalgys. Ir kokio kiaušinio, jo. Nežinau, kažko tokio, žinai. Labai 3D vibracijų, žinai. Šitą klausyk, tu pažiūrėk, ar tavo sapnas susijęs su tuo, kur ten lindo tie geltoni drakonai, kažkaip susijęs su šitais raudonais. Susiję, nes jie sako, pradžioj pasakė, sako, irgi mėnulius, sako, analizuojat ir man parodė tos mano du drakonus. Ir aš kažkaip pamačiau, kad jiem kaip priešpriešą pasiuntė tuos raudonus drakonus, o tie raudoni drakonai ėda tuos geltonus drakonus. Raudoni ėda geltonų, tai aišku, ten yra kaip velniai, kaip velniai, žinai, jie irgi tokie suvirusėjai ir ėda.
pavyzdžiui, Nu, kaip tai yra kanibalai. drakai, yra drakonai, ten tie drakonai, dar kaip tu sakai, kaip ir mesgi, ten irgi sąmoningos būtybės ir į Mhm. virusą eina, ir į šviesą eina, ir Taip. pakeičia nuomonę kartais. Gerai, nuo kada čia prasideda šita jų era, kada jie čia pasuka į tą virusą, kodėl jie tai daro, kas jiem iš to, ar jie irgi įkalinti, ar jie čia gauna naudą kažkokią. Sako, viskas tas pats kaip ir jums, bet mes buvom prieš jūs. Ok, ir dabar jūs ten tos, kur tipo vėliau ateina, turit paspaus po padų, dėl ko, ką jūs gaunat Jumanji žaidime, taškų, Statuso taškai. o tai jeigu kiltumėt į šviesą, kas būtumėt valytojos, būtumėt, ką veiktumėt, tai man nebūtų ką veikti. Kažkoks kaip akumuliatorius, generatorius kažkokie rodo būtų, žinok, kažkokia erdvė. Ir to nenori, jam tai nevilioja, ne? Nu, čia tas pats kaip žmonės, vat, rodo tą virusinį žmogų, žinai, ir tą šviesos, vat, pavyzdžiui, kažkokį žmogų, kur pasirenka eiti į šviesą, kad, sako, kaip plika šiknutė, gera širdutė, kažkas tokio, žinau. Aha, taip. Tai sako, mes Gera renkamės širdelė. geriau, jo gera Gera širdelė, širdelė, plika plikas subinėlė. subinėlė. Palyginau. Nu tai, Tai tiesa. sako, mes irgi, sako, renkamės, nes tarp mūsų irgi, sako, kur gyvent, sako, kažkokiam urve, šaltam ir nieko neturėtum suoja, ar kažkur, sako, gražiausiam kalne, turint ką valgyti ir resursų. Nes čia tarp tų drakonų irgi kažkokia va tokia hierarchija yra, irgi kažkokios kastos, irgi va tokie, kas aukščiau, kas žemiau, irgi tokių suvirusėjusių yra, nes ne vis tie drakonai. Tai ten tų drakonų yra, tos- pažiūrėk, tos- ten prie tos Samsaros rato, ten tuos įsikūnimus, kur ten valdo, ta patelė raudona kažkokia buvo. Taip, Ten visokių motina, jo. variantų yra. Aha. Nu, ten pas drakonus, aš kaip suprantu, matriarchatas yra, ne patriarchatas, kaip pas mus, pas žmonės. Boba ten valdo. Tai kol kas sako taip, bet jie bando kažkaip irgi išversti kažkaip. Nu, įdomu, kaip jie išversta boba. Nežinau, čia per kažkiek laiko, daug čia tų laiko turi praeiti, bet jie klibina ją. Kažkoks toks jausmas biškai, kad laukia mirties jos. Jie daugiau gal jie ne tai, kad kažkokia kova ar kažkokiu įpėdiniu ten nuverstų, bet ta prasme kažkaip kaip jos mirties laukia daugiau. Kažkas tokio. O tai ta moteris neruošia kokias įpėdinės? Ruošia. Ir taip pat ta įpėdinė pagal juos nieko ypatingo, ne? Jie norėtų vyrų, jie norėtų kažkaip, kaip yra irgi, kažkokį vyrą įstumti norėtų į tą savo, tokie kaip vartai, lizdas, kažkoks vartai, lizdas, kažkokie portalai, irgi kažkoks portalų žydinys, kažkoks degantis toks lizdas, kažkoks su kažkokiais portalais sukosi. O žmonėm nuo to būtų geriau, kad ateitų vyras, ar būtų geriau, kad ateitų boba? Nesu tikra, nes kažkaip rodo, kaip pas mus vyras, patriarchatas pas juos moteris. Šiaip, ne? Aha, kai pas mus apsiverčia moteris, tai tada ten vyras. Tai reiškia, jie ruošiasi kitam vertimuisi vis tiek, ciklas. Jonas kažkas kaip Infinity, žinai, taip verstųsi aukštyn kojom, kažkoks ir pas juos yra balansas, žinai. Dabar paklaustų geltonų drakonų, ar jam reikia kažkokios tai pagalbos apsaugos nuo šitų, kad jų ten negaudytų, nežudytų, neįkalintų, aš nežinau, kad ten yra. Kažkaip tie mano drakonai, jie šliejasi prie mane, sako, tu esi mūsų apsauga. To, ko tu matysi, tai, sako, mes apsaugoti. Kubilė guli, tai ką tu ten supakuota. Nu, tai sako, dabar jau užsilaisvinsi. Ok. Tai pažiūrėk, kad ten nebūtų kažko pridarę, kol jau jie čia pas tave atėję, nepastebėjom gal kurį laiką. Subadė, kažkaip subadė. No.
porą savaičių vis tiek čia praėjo, tai va, atregresuojam tą laiką, kai jie įeina ir ten kaip atsiranda va šitie kiti. Per kiek laiko jie pastebi tą, sakykime, pradarytą portalą. Na, šiaip greitai, žinau, pastebi kažkaip. Labai jie negreitai matosi ten viskas. Jie ten kažkaip kiaurai, kaip skrūstų, jie iškart pajunta, kažkaip net ne tai, kad pamato, Aha. jie pajunta. Nu, šiaip jie kieti telepatai mums skaito į ten tas mintis. Taip. Ir jie kalba labai greitai, jie čia daug kalba. Bandau atstumtas jų mintis, kad neinfluensuotų. Supratau. Nu tai gerai, biškai pašnekinamės tos raudonus, ką jie nori iš mūsų konkrečiai. Be jokių ten mėsos nori, kurios vietos tau skaniau. Gerai, tu tada man duok kūną be mėsos, kur aš galiu normaliai egzistuoti, kitoj dimensijai, tada galėsi mėsos turėti savo. Jeigu tu išeisi, aš nebeturėsiu tos mėsos. Pilna čia mėsos, pilna paršelių čia knisa žemė. Alkoholį geria, daug mėsos čia barštaliuojas, tiesiog net medžiot nereikia. Tau skanesnė. Energetinė prasme tau skanesnė. Nu, aš tai žinai, kaip jau laukinė stirna, žinai, ne taip paprasta pagauti. Žaidime. Gerai, žaidimą žaidžiama, ne? Tai, bet, žinok, mums atsibodo tas jūsų žaidimas, jau nebeįdomus mums, jau atsibodo. Tas pats per tą patį, tie scenarijai nesikeičia, tik tai dekoracijas pakeičia, tai jau neįdomu, žinok. Mums reikia daugiau. Nedaugiau karų ir nedaugiau išdavysčių, reikia kažko daugiau įdomumo. Nes nuo tų jūsų žaidimų nuobodžių jau, žinok, ir ta mėsa pradeda švinkti. Tu nešvingsti, tu labiau švyti. Aš kai žuvis galiu pašvinkti irgi kartais. Šitą klausyk, kodėl jam tas 369 kvadratas nepatinka, ko jie čia taip prilipo? Jie kažkaip valdo tą struktūrą? Ar valdo tą priešingą struktūrą? Tam trikampį? Tam rate. Tam rate? Esam atsakingi. Daro ratą. Ratu apjuosti tą trikampį. Tas trikampis turi būti nejudantis, stagnuojantis, paslėptas. Bet tas trikampis tai ne jūsų kūryba čia, kaip suprantu, ateina iš aukštų kūrinijos, kaip sakyt, Prado ateina tas trikampio ta idėja. Dalis sakralinės geometrijos apsaugos. Tos trejybės, sakykim. Kurią jūs turit, kai ateinat, bet mūsų tikslas ją užgazot paslėpti. Ir kokiu būdu jūs tą trikampį išjungėt? Sukdami ratus, cikliškumą darydami per laiką. Bet jūs patį tą trikampį sukate, ar turit kažkokį kitą formą, kurią užmaunat mums? Sukam, kol energetiškai apjuosam, paslapam. Uždarom į savotišką kiaušinį burbulą, per kurį nepasimato. O tai tas sukimas, ką jisai duoda kaip asmenybei įsikūnijusiai? Kokias sukelia pašalinius mums poveikius? Uždarimas. Bet tai mums ir mentalą, ir energiją iškanalizuoja, kas atsitinka? Uždarom sąstingis, insomnija. O tai kaip suprast, tas trikampis sukasi, kuo daugiau sukasi trikampis, tuo didesnis sąstingis gaunasi mumyse? Trikampis turi spendėti ir laisvai važinėti aukštyn, leisti žemyn. O mes jį, kai apsukam tuo apskritimu, jis sustingsta kaip kokiam dūme mūsų magijoj. Čia magija, ne, jau suka tą, užstangina tą trikampį.
O tai aš dabar matau, kad virš mūsų čia sukasi tie drakonai, tai kiekvienas iš tų žmonių turi po tokį sargą, ar čia tik atkeliauja, kai jau blogai? Yra tų sistemų daug pridaryta. Mes galim veikti kaip vienas globaliai, bet vienas atskirai individui ir sistemai. Mes dauginamės, multiplikuojamės taip kaip ir jūsų siela. Mhm. Tai dabar man pasakyk, tas trikampis juda aukštyn žemyn, aš kaip suprantu. Kažkuria prasme aš tą trikampį pajudinau aukščiau, Linutė yra žemiau. Ką Linutė nepadarė, kad negali pramušti to sluoksnio? Nespėjau paskui tave pralįsti per tą tunelį. Mes ją pagavom. Mes žinom, kad tu grįši atgal. Ir kad mane pagausi, to, ne? Mes žinom, kad tu ateisi ją gelbėti, traukti. Ji tau kaip uodega. Tu ją tempi paskui save. Ir man kai tašė, Louis Vuitton. Louis Vuitton nieks nepameta ant kelio. Gemstounais. Mėlynais. Tum, 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 tum. Louis Vuitton gali rakis iškabinti. Louis Vuitton pilna babkių. Jo. Net pliuštus sprogs. Žodžiu, jūs ją neleidžiat iškilt, bet visai vargšytė, tuo metu kitą temą analizuoti. Net nesugalvoju, kad čia taip atsitiks, ne? Ok, reiškia, vienintelis skirtumas tarp šitų dviejų trikampių, kad aš tiesiog kaip pamačiau movių į viršų, kol Linutė skaičiavo toliau savo skaičiavimus žemiškus tikriausiai. Ir žodžiu, pagavo. Gerai, dabar mes, man nenoris ne tik Linutę išlaisvinti iš to uždaryto tiesiog sluoksnio, čia kažkoks tai yra turbūt. Čia kažkoks kaip negaliu pasakyti, kad čia pasaulio bliūdas, čia kažkokia atskira sistema, aš nesu jaus mačius. Kaip būtų matrica, bet kaip žemė, kaip tas žemė, rodo kaip žemė, kaip tą burbulą, žinai, kaip mes čia įpratinti matyti. Rodo aplinkui tą burbulą, kažkoks, nežinau, kaip būtų trikampiai, kaip ta, žinai, kaip merkaba, kažkas tokio. Ir kiekvienas mes esam kaip tas trikampukas toje merkabui, žinai. Taip. Ir tas aplinkui, ir kaip aplinkui tą kiekvieno trikampuko kampą, taip važinėja tie drakonai. Tai žiūrėk, jeigu žiūrėti tą matricinį korį, tai jisai šešiakampis, tai šešiakampis, pati žinai, susidalina į trikampius. Taip. Tu aš čia paskaičiuosiu dabar, nes taip. 8 trikampiai gal. Taip. Tai paskui tie trikampiai susijungia iš tikrųjų tos šešiakampius. Kažkaip sako, multiplikuojasi jie gali multiplikuotis į 8-16, paskui 16 ten į 3-2, ar ne? Ir taip pat dauginus, ir sakau, ir matau, tokie burbulai kyla, žinok. Ir žinai, ką man rodo, kad mes, kai kylam tuo, tarsi, kaip parodė, tuo liftu, man atrodo, asmeniškai, kad mes kaip liftu, tie trikampiai, tam užsidarom ir kylam. Bet man rodo, kad čia tokia kaip grandiniai turi būti, ta kaip tas 8, tas kampainis, toks 8 kampų. Ir tada ta struktūra šauna į viršų. Dabar, kai atsitraukiau, žiūriu per tą burbulą, tą žemę, tai matau, kad kaip tas 8, tas pakyla ir paskui ten pakyla ir ten toj kitoj dimensijoje, tam kitam sluoksniai multiplikuojasi. Tarsi buvo aš viena, tai tapau 2, tu tapai 2, kaip dvigubinėjasi, toks kažkoks toks, kaip 2 gaunasi, taip išsidaugino. Labai įdomiai, žinau. Ir klausyk, tas 8, mes čia kurį laiką apie jį analizuojam, čia nebus susijęs ir su materija, ir su materializacija. Žemė į materiją yra kaip 8
pažymėti. Dar yra Taip, aš 8. taip ir suprantu. Ir tas 8 čia būtų kaip tokia, sakykime, absoliuti žemiška materija, ne? Mhm. Kurią jie mums, kaip dabar suprantu, išskaido, ne, tais Valdo, trikampiais. Jo, valdo, gal taip, net to neleidžia sujungto taip. šešiakampių, vadinkim to, Mhm. iš 8 trikampių. O tai Taip. kaip jie tos trikampius išmaišo, tarp kitų žmonių susiklijuoja, ar tiesiog kažkur tai paslėpia, aš nesuprantu, kaip jie čia tos trikampius išskaido mūsų. Kai mes einam į reinkarnaciją, mus įmeta. Kodėl jie maišo, kai kuriuos stumia į kažkokį klasterį, arba Jo, pakeičia, jo. arba sukeičia, arba, pavyzdžiui, turėjo būti viena siela, bet vystome kitą ir ta kita ten blaškosi, kažkur kitur įkrenta, Taip, neturėdama pagalbos kur, prašo, žinai. ten kažkur nueini, visai neaišku, kur nuėjai. Jo, jo, nes pagal viską tu turi, pavyzdžiui, žiūrėk, yra kaip 8, 3, ten 6 ir turi būti ten tas iki 8, va, tas užsidarytas toks va, forma. Tai tipo kiekvienas kampas, va tas kiekvienas trikampis yra kaip tas pagrindinis skaičius energetinis, va, turi būti kažkoks, kad būtų generuotų tą sistemą pilnai. Ir mūsų maišo sumakaluoja, kartais sumeta va 8, kartais sumeta 2, kartais sumeta vien tik taip pat pamaišo, kai ką išima, padaugina kažkurių kitų. Ir taip ta va, sistema išsibalansuoja, dėl to šeimose dažnai būna balaganas. Stipri šeima turi Aš tai būti. beveik ne vieno žmogaus nepažįstu, kur kalbėtų apie laimingą vaikystę, čia tiesiog Taip. vienetai yra. Taip, kažkur Visi, kažkoks, va, kažkas jo, turi būti. turi problemų. Taip. Ir čia specialiai tai padaryta ir aš manau, kad čia per tuos trikampius, va, tas Bet tai čia reiškia, sistemas. tas yra daroma būtent, kad nepakiltume mes čia niekaip, ne? Apskritai, kad žemėje nebūtų, va, pavyzdžiui, tos Užsisukę, nu, aišku, ten materijos. pasiklydę savo, ten tose mąstymuose, nesąmonėse, dramose, ten visokiuose kerštuose, ne? Taip, kažkaip kova, Pykčiuose kažkokia kažkokiuose, konkurencija. nu, karai, va, čia tas pats išlenda. Taip, kažkokie va, šeimose karai, kažkokie ginčiai, kažkokie vietoj to, kad va, eitum ir bandytum pritraukti tą 8 ar ten tą gausą, žinai, kad būtų tas va, pinigai, tai tu pritrauki kažkokį va, per tuos ginčius kažkokį, sakykime, vienetą arba labai tokį konfliktinę būtybę, ar daug karmos uodegų ten turinčią, žinai. Va taip kažkaip įgaunasi, suprantate. Čia labai daug tas law of attraction ir generuojasi tokia kažkokia, išsibalansuoja ta sistema ir tarsi iš išorės jau to drakonų, to, žinai, tokia burbulas, tas toks dūmas darosi, ta magija spaudžia ir dar mes patys iš vidaus generuojam tokį vat, nesąmonę. Nu, tai pateikim visų pirma, kaip aš sako, ir magija, žinai, jeigu tu ten neturės kažkokiu tai prisidirbimų, neveikia vien tavęs. Taip. Kažkur, nu, vis tiek susiję tas visas ir ta vadinama karma ateina nebereikalo, žinai. Kažkur kažkada patikėjom, suabejojom, davėm leidimą. Taip. Ir aš matau, kad vat, išeina tas burbulas, kai vat, susikabina vat, pilna sistema. Vat, pavyzdžiui, yra vat, 3, yra vat, 4, yra 8, yra 5, yra 6, ten, žodžiu, vienas, vat, po vieną, vat, taip, pum, ir tada iššauna tas burbulas. Dabar žiūriu, aš čia teisingai pažiūrėjau tą šešiakampį, nubraižiau iš naujo. Tai jeigu šešiakampis, tai palauk dabar. Ai, negaunasi, jeigu 6 kampai, tai gaunasi 6 trikampiai. Jeigu 8 kampai, kažkodėl 8 kampai nubraižiau, įsivaizduoji, suklydau. Aš matau 8 kampus. Nu, turbūt taip ir yra 8, nes tas koriukas taigi nėra tas šešiakampinis. Aš dabar, žinok, nesusipainiau, galvoju, 8 kampis jisai. Koriukas yra 6 kampis, yra tas, kaip jisai. Ai, teisingai, vienas toks maigaliukas yra, teisingai dabar, jo, nesusipainiau. Bet aš kažkodėl nupiešiau tą lygią kampį, tokie 8, jisai turi kampus. Ne, koriukas yra 6 kampis. Jo, teisingai. Kaip ir snaigiai, pavyzdžiui, snaigių forma ta natūraliai yra 6, ten tie uodegytės 6. Taip. Dabar neatsimenu, kas dar ten yra 6, bet man rodo tuos 8 kampus, 8 trikampiai. Viduj sistemą. Kurs vat iššokus, šauna į viršų, išeina iš matricos sistemos tos džiumandžiai, sakykime, laivų, bliūdo. Nu tai va, gerai, dabar aiškinamės, kaip mums galutinai išeitų iš to bliūdo.
Ir kaip panaikinti šitą stabdymą, gal net yra kažkokių kontraktų, kodėl jie čia yra viršesni, laiko save už mus. Kažkaip ieškojau tų kontraktų, bet kai aš pamatau tą informaciją, plyšta tas burbulas, kuriam aš ten buvau, žinai, Mhm. ir plyšta jisai, ir tie drakonai spjauna, taip, žinai, tipo, pamatė. Ir, tipo, Mhm. vos ne, pamatai informaciją, tu supratai Ir ir jinai viskas, ir nebeveikia, sprūksta. Jo, magija, nu kaip kaip, sakyt, jo, nulaužta. taip, kaip tu vat, visą laiką irgi Mhm. sakai, kai tu pamatai Pastebėjai ir magiją, kad nulaužė jo. taip, ir Mhm. iškart susprūksta. Nu, kaip burbulai tokie, žinok, muilo, tokie pukšt, pukšt, Mhm. pukšt. Viskas. Tai pagrindė, žiūrėk, tie magai visokie tai ir daro, magiją padaro ir dar padaro, kad nepamatytum. Uždengia Viens paskui kitą, nu, ir ten, bet būtent tų kitų magų ir yra magija, kad ant tiek didelė iliuzija, kad net nematai, net neigi, kad jinai egzistuoja ir kad jinai būtent tau padaryta. Aha. Taip, uždengia net tarsi Nes būtent tas kankorėžinė raktas, vienas liauka iš raktų, nugarus. kai tu pastebi, jau pusė nulūžta. Taip, taip, taip. Mhm. Susigadina spyną, taip netgi matau. Taip. Nu, ten kažkokia turbūt jau pagalba ateina, tu nesutinki, nenori, ieškai, žinai, išeičių ir tik tai laiko klausimas, kada visiškai galutinai, žinai, išsivalysi. Mhm. Tai va, gerai, tada žiūrėk, aš noriu viskai, kad tu su tuo trikampiu kaip ir pakiltum. Dabar ieškom būdo, kaip tai padaryti, kad jie nespaustų. Aš tiesiog Pirmiausia, siūlau tau paprastai labai sušaldyti juos ir varyti į viršų. nu, aš matau tos metalinės, tas apynasras, tuos ant nuo tos kojos, nuo to. Ai, čia jie tave prirakino su tokios spynom. Jo, aš taip Eik, tu geras, tai kad nubalsavo. nepakiltum mane, kaip Jo, kad, kalinys koks. kad nieko nepadaryčiau, nes be tos vienos kojos, nu tu kaip, žinai, kaip skaudant, čia kažkokia koja su metalu nepakylu. Aš negaliu net Aha. išsiekspandinti, išsistumti iš to kubilo, supranti, negaliu nieko padaryti, nes trūksta energijos. Ir Mhm, tada aš taip, jiem teisingai. uždedu ant kaklų, taip, kanalizuoju, jie kaip nukrenta į apačią, nes jie tada labai sunkus patys pasidaro, tų vergai Taip, tam. tie tampa. kaip šunis lenciūgų prisek prie to Mm. kubulo, tegu ten ir maudosi tam kubile, jeigu jiems tam patinka. Ir dabar aš matau, kad per tą tokią mažą skylutę, per tą kubilą aš išlendu ir apsiverčiu tą trikampį teisingai ir dabar šaunu su tavim paskui. Aha. Tai jam dar tos dantis kažkaip išbaladoko, tai ten tų drakonų negazintų ir mūsų drakonų. Ir nevalgytų ten jų. Jie tie mūsų drakonai, juos kažkaip degina, nes jie turi tą kažkokią gyvą ugnį, kažkokią, kuri degina juos. Nes tie mūsų Aha. drakonai, jie yra tokie aukštesni, jie turi tą kūną, bet jie turi tą kažkokią, sako, nemirštanti ugnis. O tie, kur čia tie žemiai, tie pastrigę, tie virusiniai, jie tokie kaip mėsiniai tapę. Ir kai juos degina su tą ugnim tikrąją, ji tokia šviesesnė, ne tokia oranžinė, tokia geltonesnė. Jo, tai jie va taip ir iškepa, žinau, kaip nu, grinai, kaip lieka tokia, nu, kaip ant iešmų, rimtai kiauliai tokia iškepta. Amerikoje čia neseniai buvo praėjus, kaip ten tą Thanksgiving Day. Kalakutas. Pasiūlyta atnašų. Drakonų paės. Mėsos. Žodžiu, aš tai savo erdvėje juos iškepinu, o ten visi kiti, ką nori, tą daro, kaip sakyti, su savo tais sargais daro, ką nori, aš tai tikrai iškepinu, paleidžiu ten, nežinau ką, ugnies, ten iš vis šleifą kažkokį, tai brandolinį karą aš ten jam padarau. Nu, informaciją pamatė, kas norėjo, tas pamatė, tai daro. Jo, žiūrėk, išlaisvink dar mūsų visas ten tas šeles. Taip. Pastrigę. Gerai, parodyk ten tą informaciją, kad iškiltų ir mes dabar su trikampys, ne, išsilaisvim iš tos vietos. Kas vyksta toliau? Ar yra kažkokie dar yra kliūtys, vartai, nežinau, dar kažką ten reikia atrakinti, atsukti?
Nu, man sako, kad sveiki atvykę į ketvirtos D išbandymų juostą. Aha, ir kas ten, kiek ten tų išbandymų bus? Nemažai, nes kažkaip ten irgi tą evoliuciją reikia padaryti savo. Ir kiek čia laiko daro žmonės evoliuciją tokio Kažkiek juosto? šimtų, Ai, kažkiek porų šimtų. šimtų, Turi ne? būti, turi būti triženklis skaičius, matau. Šimtais eina. Mhm. O tai toj ketvirtoj dimensijoj ten tie visokie karai mums dar grėsia, ar jau Kažkaip, kita? kažkaip kaip grėstų, bet tokį daugiau kaip aidas, tokis atgarsis, žinai. Nu, Mhm. tarsi tas karas vyksta, bet jis tavęs nepaliečia, bet tu žinai ir matai jį ir girdi. Kaip pat mano sapne. Tarsi jaučiu, kad karas aplinkui ir aš taip kampais, bet aš einu vis tiek. Aš einu, va to ryto sulaukiau, matau tą saulę Mhm. ir aš vis tiek einu į tą, ten kažkur, kur man reikia eiti, aš judu, bet aš vis tiek saugausi, bet žinau, kad dar kažkaip gali ten kulkos, kokie tankai važinėti, ten kažkas šaudo, gaudo, bet aš einu, saugodamasi, bet aš einu į priekį. Okay. Tas Nu, toks jie, aišku, jausmas gali kaip... dar ir numuštas vibracijas, be abejo. Taip. Sakai, suabejosi, pradėsi bijoti ir ateis tas Taip. karas ar ta ten kokia nelaimė. Gerai, Taip. žiūrėk, įsilaisvink dabar, nu, tikrai energetiškai ir ten visais įmanomais būdais. Ir nuo tų grandinių, ir nuo tų skausmų, ir nuo ten tų visų abejonių kažkokių ten, kad gali kilti ar negali. Ir uždaryk tos langus, kuriuose vat, jie ten gyvena, egzistuoja. Išmetam ten juodą skylę, mums tų sluoksnių savo asmeniniuose laukuose nebereikia. Raktus išmetam, aš nežinau, tam kažką, kad jie iš vis tos koduotės mūsų nerastų. Mes iš to žaidimo išeinam, jie mums nebe šeimininkai, ta prasme. Mhm. Kai tu sakai, karas yra, žinau, kad egzistuoja, bet ne mum. Gerai. Nu, jo, kažkas tokio, žinau, tokia kaip, nu, kaip juosta, tokia, sakau, 4D, sako, toks kaip karantino juosta. Jeigu jau čia papuoliai, tai turi, nu, kaip karantinė, žinai, elgtis biškai taip. Bet tu viską žinai, Suvaržyta, viską bet jo. Jo, bet kažkaip jau yra kaip, nu, kaip izoliuotas esi, bet dar gali matyti, girdėti, jaust. Bet sako, jau kažkaip apsaugota, kažkaip kaip ir izoliacija tokia truputėlį, bet turi išsidirbti dar labai stipriai, nes tu esi dar toks kaip apkreistas tos kitos 3D, sakykime. Gali dar Jinai kokią tokia- programą nesąmoningai išlyst ten Jo, negerai kokia sureaguoti. kažkokius Agresija grybus, ten ar dar jo, kažkas. kažkokie grybai išaug gali, kažkokie išsimuša, žinai, kaip detoksų metu, vat, kažkokie spuogai, kažkokios magijos, gali užmigęs kažką prisiburdžinai ar išėjęs į astralą, grįžti į tą 3D, vėl parsitempt kažką, žinai. Nu, čia, kai, žinai, organizmą valai vieną nužudai, nes Mhm. vieną priemonę niekada nenužudysi visų. Taip. Tai kiti gali užbujoti, žinai. Jo. Atrodo, pagerėjo, vėl pablogėjo, žinai. Mhm. Tai, va, ne, nu, čia ilgas valymas, aišku, čia mes ilgai ir grimzdom į tą dugną, negali sakyti, kad čia Nu, taip. mažai grimstam ten daugybę inkarnacijų į tą dugną ėjo. Net ir tuo metu, kai nelabai norėjom eiti į dugną, vis tiek grimzdom kartu. Mhm. Nu, kaip sistema traukia. Jo, papuolėme tiesiog ir buvo ciklas, kur reikėjo tą dugną išanalizuoti. Taip buvo, kaip buvo. Nu, kažkoks informacijos rinkimas, sako, lindai, kad ir su tuo flow, žinai, grimzdai, bet Tai kaip tu iščiupinėsi kokią įdą, ne, tarkim, gal vien kažkokią įdą gal nerezonuoja, tai ką, nu, tai pas jūs kokį partnerį ar ten gimsi šeimoje kažkokį, kur turi tas įdas tiesiog ir per tą formą labai artimą, tai analizuoji. Taip. Nu, tai va, gerai tada, kaip sakam, kai gana, tai yra gana. Ir aš noriu, kad pasikviestum tos savo drakonus, gal jie ten padės toliau kilti, kažkiek tai vis tiek jau pasirodė, tai... Nu, kažkaip jie sako, mes iki tų 2 mantrų vardų kelsim kartu su tavim. Nu, tai ir puiku tada, jeigu ką, irgi prašom kreiptis pagalbos. Mes Toks kaip neblogai dantis mokam lupt.
jaučiu kaip apsauga kažkokia, supranti, vat, kaip atėjau, aš juos pamačiau ir kaip prisijaukinau, žinai, ir dabar jie mano, vat, kažkas tokio, tokia kaip pagalba, vat, iš tų vartų atėjau ir dabar vat, aš juos turiu ir jie vat, sako, mes kelsim kartu su tavim, ar tu mus matysi ar ne, mes sako šalia. Mhm. Supratau, prisijaukinai kitą kačiuką, kur Nu laukia jo, randi, parsineši namo. Mes dabar draugausim. taip. Gerai. Žiūrėk, dabar atsijungu tos temos, aš noriu kažką kito įjungti. Gerai. Mhm. Išsisuk ten viską uždaryk, išsinulink, varyk į absoliutą.